Labas vakaras dar kartą. Tai malonu matyti taip gausiai susirinkusi šiandieną į tokį naujos knygos pasitikimą, sutiktuves, ar ne. Tai labai malonu šiandieną pristatyti praėjusių metų spalio mėnesį jau pasirodžiusią mokslo studiją Ezoterizmo fenomenas tarp rytų ir vakarų. Ir šiandieną mes daug kalbėsime apie šitą knygą, bendrausime su jos autoriais. Na ir gal pradėčiau nuo prisistatymo ir pristatymo visų diskusijos dalyvių ir pačios mūsų šiandieno susitikimo tokios tvarkos aptarimo. Tai pirmiausia, knygą sudarė, jos idėja vėliau su mumis pasidalins Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto profesorius Audrius Beinorius. Taip pat šiandien diskusijoje dalyvaus docentė Loreta Poškaitė iš Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas Adas Diržys, taip pat akademikas profesorius habilituotas daktaras Antanas Andrijauskas. Kadangi pirmieji 3 prelegentai yra knygos autoriai, bet šiandieną mums iš tikrųjų labai malonu, kad ne vien tik tai šitie 3 yra knygos autoriai kartu su mumis šį vakarą. Turime auditorijoje ir kitų knygos autorių, tai labai tikimės, kad ir jie įsijungs ir jos įsijungs kažkuriame etape į pokalbį. Šiandienos renginį moderuosiu aš esu Milda Ališauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos profesorė. Ir siūlyčiau, kad pradėtume diskusiją nuo tokio aptarimo, pirmiausia išklausant tuos mūsų paminėtus kvietime prelegentus. Planuotume, kad užtruktume apie 40 minučių šitame pokalbyje, o vėliau tada labai kviečiame visus įsijungti į diskusiją, lauksime klausimų ir galbūt pastebėjimų ir tiesiog galėtume pasikalbėti. Taigi, pačiame šito renginio pristatyme knygos sudarytojai teigia, kad tai yra pirmasis lietuviškam akademiniam lauke tekstas, analizuojantis vis dažnai ignoruojamą ezoterizmo fenomeną. Ir jame yra keliamas klausimas, ar ezoterizmo reiškinio apibūdinimai galimi platesnėme nei vien vakarų kultūros kontekste. Ar mes galėtume kalbėti apie globalų ezoterizmą, kuris sujungia vakarų, Azijos ir kitų regionų ezoterinės tradicijas, praktikas ir tekstus, bei analizuoti jį pasitelkdami įvairias teorinės prieigas ir metodologijas. Taigi, norėčiau kreiptis į knygos sudarytoją Audrių Beinorių ir klausti, gal galite trumpai papasakoti, kas yra, kaip jūs apibrėžėte tą ezoterizmo reiškinį, kada susidomėjote pats ezoterizmo studijomis ir kaip gimė šios knygos idėja. Ačiū labai Mildai už visus klausimus ir sutikimą dalyvauti ir moderuoti šį renginį. Kadangi laiko turime nedaug, pasistengsiu būti toks koncentruotas. Taigi, pirma dalis, kada susidomėjau, gana seniai susidomėjau, nuo jaunystės laikų galbūt romantiškų ir ypač vėliau, kai pradėjau užsiimti akademiniam Indijos studijom, Indijos filosofijos religijos, neišvengiamai pamačiau, kad tikrai egzistuoja taip vadinamoji ezoterinė dimensija Indijos kultūroje. Ir ko gero vėl per Indiją atsigręžiau ir į europinę tradiciją, europinius ezoterizmo tyrinėjimus. Iš tiesų, kaip knyga tai yra pirmoji Lietuvoje, tačiau reikia pasakyti, kad jau ir anksčiau mes esame turėję ne vieną darbą, ne vieną straipsnį, kuriame ir pavadinime netgi minimas žodis ezoterizmas, ezoterizmo, pavyzdžiui, poveikis lietuvių literatūrai, galėčiau paminėti gal prieš 14 metų profesorės Viktorijos Daujotytės puikus tekstas apie lietuvių literatūrą.
Neabejotinai čia esančio profesoriaus Antano Andrijausko ne vienas darbas, kuriame kalbama apie teosofijos įtaką meniniai kultūrai, ypač mūsų garsaus tapytojo Čiurlionio darbams. Būtų galima minėti ne vieną panašų darbą. Aš pats esu kadaise ne vieną parengęs publikaciją, bet daugiau orientuota į tą pačią Indiją, Pietų Aziją. Esu rašęs apie laisvosios mūrininkijos, tai yra masonų vaidmenį Indijoje ir ypač formuojant nacionalinio įsivadavimo judėjimus, rašiau apie teosofus, irgi toj pačioj Indijoje, apie jų vaidmenį panašiuose procesuose. Taigi, man yra tekę ir anksčiau šią temą liesti, nagrinėti, tačiau iš tiesų tenka pripažinti, kad tai, kas vyksta bent jau pastarąjį dešimtmetį, tai yra neišpasakytai įsiplėtęs, išaugęs akademinių tyrimų laukas, tiek institucinė prasme, aš turiu menį centrai, institutai, kuriami Europoje, Šiaurės Amerikoje, tiek mokslininkų skaičius, tiek tyrimų paletė yra be galo įsiplėtusi ir jau tikrai apriepti nelabai įmanoma. Taigi tai yra jau disciplina, arba sakytumėm taip, subdisciplina, apjungianti ne vien tik tai humanitarinių, bet ir socialinių mokslų, sociologijos, antropologijos, psichologijos ir kitas erdves. Ir besidomėdamas teoriniais dalykais atkreipiau dėmesį tai, kad Lietuvoje mes nesam turėję jokio akademinio renginio, nesame turėję tokių kaip šį jungtinių publikacijų. Reikėtų vėlgi pasakyti teisingumo dėlį, kad ne vienas straipsnis yra buvęs ir profesoriaus Antano Andrijausko leidiniuose Rytai vakarai, komparatyvistinės studijos, kur tikrai būdavo straipsnių ir konferencijose liečiami įvairūs su ezoteriniais tyrimais susiję pjūviai. Tačiau tokio dalyko vieningo neturėjome ir štai kilo mintis, pasitarę su kolegomis Azijos institute, nusprendėm jau prieš 2 metus padaryti konferenciją, tokia nedidelė, bet jinai buvo kažkaip labai sėkminga ir gausa dalyvių ir klausytojų ir šiaip bendra atmosfera. Taigi turėjome pirmą konferenciją, kuri buvo labai panašių galbūt pavadinimų apie kultūrų sąveikas ezoterizmo tyrimų lauke. Ir pasibaigus šiai konferencijoje vėlgi kilo mintis, kad galbūt yra prasminga pabandyti sudėti, parengti tekstus, sudėti į vieną leidinį. Ne visi tos konferencijos dalyviai publikavosi, kai kas yra naujų įtrauktų, ypač bent jau, man atrodo svarbu, kad bent jau vienas lituanistinis pjūvis atsirado, tai yra apie laisvosios mūrininkijos Lietuvos masonų istoriją. Aišku, sutinku su tais nežinau, žodis kritikai gal netinka, su tais, kurie nuolat atkreipia dėmesį į tai, ko trūksta šioje knygoje. Iš tiesų, aš pats galėčiau pasakyti, ko trūksta. Keliasdešimt paminėti temų, pjūvių, kurie dėl įvairių priežasčių nepateko ir pirmiausiai dėl, sakytumėm taip, mokslininkų galbūt trūkumo, kurie galėtų imtis ir rašyti tokiomis temomis. Aš pirmiausiai kalbu apie visą europinį kontekstą. Aišku, mes galime kalbėti ir daugiau apie lituanistinį aspektą, apie įvairias lokalias tradicijas, deja, apimtis irgi daug ko neleido. Ačiū labai. Žinote, knygų pristatymai dažniausiai būna dviejų pobūdžių. Viena vertus yra pasakojama yra aptariamas pats knygos turinys, bet mes, kadangi vis dėlto knyga apie ezoterizmą, mes norėtume palikti turinį šiek tiek irgi paslaptyje ir pakviesti jūs tą knygą surasti, įsigyti ir paskaityti, o pakalbėti norėtume bendrai apie patį reiškinį ir pabandyti jį lokalizuoti. Štai knygos autoriai siūlo ezoterizmo reiškinį lokalizuoti tarp rytų ir vakarų. O man štai kilo klausimas, recenzuojant šią knygą, kadangi aš pati ateinu iš socialinių mokslų, tai labai dažnai pastaruoju metu diskusijose akademinėse mes jau kalbam apie tai, kad pasaulis padalintas ne į rytus ir vakarus, bet į globaliuosius pietus ir globalėje šiaurę. Ir štai aš norėčiau paklausti, o kaip šitoj perskyroje, kaip matytumėte, Audriau, kur atsiduria tada ezoterizmas?
pavadinimo. Tarp rytų ir vakarų nereiškia akcento į tarp. Iš esmės tai yra bendrinis pavadinimas, kuris tarsi nusako globalią erdvę. Ir pats pavadinimas tarsi kvestionuoja dar vis išlikusią, nors jau sparčiai greunamą akademinėje terpėje vakarų pasaulyje įsitvirtinusią prieš gal 40 mečius nuostatą, kad ezoterizmas yra grinai vakarų fenomenas, vakarų kultūrinis fenomenas. Ir beje, vienas pirmųjų akademinio ezoterizmo tyrinėtojų Sorbonos profesorius Antuanas Fevre, kuris pateikia detalius požymius bet kokios ezoterinės tradicijos, aiškiai deklaruoja, kad ezoterizmas tai yra tik vakarų fenomenas. Ir negi kokią kabalą jisai traktuoja kaip ne europietiško konteksto reiškinį, skyrus krikščionišką kabalą. Paminėtinas tas pats, pavyzdžiui, Antuanas, šitas kitas garsus dabarties tyrinėtojas iš Amsterdamo, Hanegrafas, kuris irgi naudoja apibrėžimą, sakydamas, kad ezoterizmas tai yra atmestoji žinyje. Tai, kas nuo senųjų laikų europinėje tradicijoje, pradedant gnosticizmu, neoplatonizmu ir kitais įvairiais religiniais sąjūdžiais, būdavo eliminuojama, marginalizuojama. Na, klausimas, ar atmestosios žinijos savoka tinka, kai kalbam apie kitas civilizacijas. Taigi savoka rytai vakarai turi tą globalumo aspektą. Na, dėl šiaurės ir pietų, taip, yra vienas tyrinėtojas, toks Helmutas Zanderis, kuris bando, bet labai santūriai naudoti šitą dabar įsitvirtinančią priešpriešą šiaurės ir vakarų. Tačiau kalbant apie dabartinės tendencijas akademinio ezoterizmo tyrimuose, tai vis dėlto ši nauja takoskyra nėra esminga. Man labiau priimtinos yra kitos savokos, pavyzdžiui, lokalus ezoterizmas, translokalus ezoterizmas, transkultūrinės ezoterizmo formos ir apraiškos. Tai yra savokos, kurios vis dėlto dekonstruoja tą eurocentristinį ezoterizmo, dar pridėta tą žodį vakarų, interpretavimą ir suvokimą, išplečia paletę, tačiau jokių būdų neesencializuoja, neunifikuoja, nesuvienodina, o leidžia atkreipti dėmesį į tai, kad kiekvienoje kultūroje, slapta žinyje, vadinkime taip, slaptos praktikos, tam tikri slapti kodai ir panašus dalykai, kurie siejami su ezoterizmu, turėjo savitą istoriją, kuri negali būti redukuojama į jokios kitos kultūros istoriją. Tai dabar ar pietus, ar šiaurė, rytai ir vakarai, tos visos geografinės kategorijos tampa net tiek svarbios. Svarbu tai, kad ar mes galime kalbėti apie kažką, kas yra visuotina ir tuo pat metu lokaliai savita. Neatsitiktinai mes dabar turime labai įdomias studijas, beplėtojamas, pavyzdžiui, Afrikos ezoterizmas, Islamo ezoterizmas, Latino Amerikos ezoterizmas, visi tie dalykai plėtojami labai sparčiai, vengiant tų geografinių kategorijų. Ačiū. Ačiū labai. Aš panašų klausimą buvau pasiruošus ir Adui Diržiui. Jisai pateikia knygoje tokį įdomų tekstą apie metodologinės prieigas į ezoterizmo studijas ir taip pat svarsto vakarų savokos prijungimo prie ezoterizmo reiškinio iššūkius. Tai galbūt norėtumėt kažką pridurti prie to, ką jau Audrius minėjo, ar svarstytum? Taip. Labas vakaras visiems, dėkui Milda už klausimą. Po profesoriaus Audriaus Beinoriaus pasisakymo galbūt būtų sudėtinga kažką papildomai pridurti, bet pabandysiu atsižvelgti šiek tiek irgi kitus konceptualinius subtilumus, kurie dar irgi nebuvo paliesti ir kurie liečia būtent šiuo metu galbūt keliamus tam tikrus metodologinius iššūkius ezoterizmo studijoms. Tai būtent toji pati minėta kategorija, kaip ezoterizmas yra bandomas, ilgą laiką buvo tiksliau bandomas konceptualizuoti kaip atmestosios žinijos reiškinys. Yra pastaruoju metu nemažai iš naujo užklausimas, kvestionuojamas, ar šis apibrėžimas yra pakankamas įvertinti ezoterizmui kaip reiškiniui ir būtent dažniausiai šie tokie daugiau iš empirinės sferos ateinantis iššūkiai, tai atkeliauja iš būtent tos sankirtos, kur susikerta
vakarai ir rytai ir lygiai taip pat, šiaurė ir pietus. Ką galėčiau pastebėti, tai kad pastaruoju metu kaip tik, atrodo, pradedama daugiau bandyti iškelti iš naujo tą klausimą, ar visgi galime kalbėti apie tam tikras perskiras ir vykusias naujas inovacijas tarp šiaurės ir pietų, ypatingai kalbant apie tekstologinės tradicijas, kaip buvo iš pietų į šiaurę perkeliami tam tikri tekstai, kaip jie buvo verčiami, kokia nauja informacija buvo įgyjama dėl to. Šiuo metu vienas irgi iš Amsterdamo profesorių, Marko Pasi, organizuoja netgi specialias dirbtuves skirtas šiai perskirai nagrinėti, būtent šiaurės ir pietų ezoterizmo sankirtos problemai nagrinėti. Taipogi manau, kad čia dar vėlgi svarstant tą pačią atmestosios žinijos konceptualizaciją, galima pastebėti, kad ir kitos konceptualinės problemos, kurios apskritai liečia kito kaip tokio klausimą, patenka į šią zoną. Ir mano manimu, svarstant apie šiaurės ir pietų tarpusavio santykį, čia tampa aktualios irgi tokios studijos, kurios pastaruoju metu įgauna vis didesnę svarbą. Tai yra rasės kaip kategorijos studijos, tam tikro netgi galbūt lytiškumo studijos. Šioje vietoje irgi yra nemažai dirbama, organizuojama įvairiausių irgi studijų programų, tikintis plėtoti toliau ir bandyti pateikti atsakymus į dar tuos neatsakytus klausimus. Ačiū labai. Mes dabar nuo tokio labai globalaus aptarimo ezoterizmo reiškinio dar vėliau pereisime prie tokio lietuviško ezoterizmo aptarimo, bet prieš tai norėčiau dar Adai paklausti jūsų. Jūs savo tekste klausėte, keliate tokius klausimus apie ezoterizmo etinę ir eminę poziciją, ar ne? Ir kaip jums atrodo, ar egzistuoja apskritai toksai reiškinys kaip asmuo ar grupė, kurie save galėtų įvardinti ezoterikais? Ar tai veikiau vis dėlto yra mokslininkų analitiniam procese sukonstruota kategorija? O gal jeigu egzistuoja, ar galime mes juos sutikti gatvėje eidami, galbūt prieitų kažkas ir sakytų, aš ezoterikas? Kaip jums atrodo, ar egzistuoja toks reiškinys? Tai, manau, aš čia dar kartą pabandysiu šiek tiek daugiau pakalbėti apie tą pačią atmestosios žinijos sampratą, ezoterizmo kaip atmestosios žinijos sampratą ir jos problemiškumą, nes mano manimu tai susiję irgi su tos pačios eminės ir etinės perspektyvų konstravimo istorija. Tai iš tikrųjų, kaip dar lygiai taip pat, akademikai dirbantys su metodologiniais klausimais apie ezoterizmą formuluoja šitą problemą, tai ir mano, kad atmestosios žinijos konceptas nėra pakankamas. Tai būtent dėl to šis konceptas nėra pakankamas, kadangi jis yra nemaža dalimi, nors yra naudojamas kaip tam tikras, atrodytų, analitinis konstruktas, sukurtas pačių akademikų įvardinti tam tikram reiškiniui, nes ezoterizmas kaip apibrėžimas iš tikrųjų jis ganėtinai vėlai pasirodo. Tik 18 amžiuje su Hamano Kongsom Paks darbu, kuriame jis pirmą kartą panaudoja šį apibrėžimą įvardinti įvairiausiams skirtingiam reiškiniam, tiek spiritualizmui, okultizmui, magijai, teurgijai ir panašiai. Ir tada nuo to laiko irgi pradedama po truputį retrospektyviu požiūriu, retrospektyvia tokia perspektyva žiūrėti į visus lig tol buvusius reiškinius, kaip priklausančius ezoterizmo erdvėje, nors anksčiau jie buvo kaip ir atskiri reiškiniai traktuojami istorijoje. Tai būtent ezoterizmo konceptas iš šitos pusės kaip ir gali būti traktuojamas kaip tam tikras analitinis konstruktas, bet iš kitos pusės, tai su kuo susiduriama šiandien, būtent tai pastebima, kad tas ezoterizmo konceptas visų pirma yra susijęs ir su labai griežtai reifikuotomis studijomis, tai yra su vakarų ezoterizmo studijomis, kaip vienareikšmiškai pastatytomis ant vakarietiškos istorijos ir istoriografijos. Ir čia susidurime su ganėtinai tokia, sakyčiau, nemaža problema, nes nemažai tyrinėtojų irgi pastebi, kad čia tam tikrą prasme etinė perspektyva, konstruojant ezoterizmo apibrėžimą, kaip ir pasitraukia šiek tiek į šalį, nes būtent ezoterizmas kaip specifiškai vakarietiškas reiškinys nemaža dalimi ateina į
akademijos tarpą iš pačių ezoterikų darbų, kurie, formuoja ir konstruoja tam tikrą tradicinį pasakojimą, kas yra toji autentiškoji ezoterizmo tradicija. Ir būtent šitas konstruktas, toks ezoterizmo apibrėžimo konstruktas, kaip vakarietiško ezoterizmo konstruktas, patenka į akademikų rankas. Tai mano manimu, čia veikia savotiškai tokie abipusiai ryšiai, kaip yra konstruojamas ezoterizmas. Iš vienos pusės tai yra ir emik perspektyvos dalyvavimas tame matomas, ir iš kitos pusės ir etinės perspektyvos dalyvavimas matomas. O šiaip, žiūrint iš laikinius reiškinius, kalbant apie tam tikrus pavyzdžius, tai mano manimu, galbūt nedaug sutiksime žmonių, kurie save yra linkę įvardinti būtent kaip ezoterikus, bet mano galva, tikrai yra pakankamai tokia populiari specializacija save įvardinti kaip ezoterinių mokslų specialistą, dvasinių praktikų specialistą. Ačiū labai. Mano toks paskutinis klausimas irgi susijęs su jūsų tekstu šitoje knygoje, kur jūs teigiate, kad vakarų ezoterizmo studijos turi neišvengiamai apimti ir daugiau tyriminių pozicijų, tarp jų ir sociologiją. Ir man čia pasirodė labai įdomu ir norėjau paklausti jūsų, o kaip vyksta socializacija į ezoterizmą? Ir ar apskritai ezoterizmas gali būti, pavyzdžiui, perduotas iš kartos į kartą? Ir kokiu būdu tai vyksta? Ar teko susidurti su kokiais nors tyrimais? Teko susidurti greičiau su pastebėjimu, kad čia yra jaučiamas būtent trūkumas. Bandymo suprasti, kaip vyksta pats socializacijos procesas į tam tikrą ezoterizmą. Šiuo metu turėtų greitų metų pasirodyti darbas, tikslingiau orientuotas šito proceso analizai, konkrečiai susijusiai ne su ezoterizmu apskritai, bet būtent su tuo, kaip vyksta socializacijos procesas į okultizmą. Tai turėtų būti Egilio Espremo straipsnis, greitų metų išeisantis. Ir ką galima galbūt paminėti irgi kaip tam tikrus tokius kertinius galbūt atspirties taškus, kalbant apie pačius socializacinius procesus, tai aš manau galėčiau skirti galbūt pačių tyrėjų tarpe pastebimus tam tikrus socializacijos motyvus. Kodėl visgi atsiranda asmenų, kurios patraukia ezoteriniai mokymai, ezoterinis žinojimas ir panašiai. Tai tarp tokių motyvų galima įvardinti keletą ir kultūrinių faktorių, ir politinių faktorių. Vienas iš politinių galbūt tam tikrų motyvų yra tai, kad jeigu žiūrėtume vėlgi į tą patį ezoterizmo supratimą kaip atmestosios žinijos interpretaciją, tai šis pasakojimas tarnauja kaip tam tikras kontrakultūrinis naratyvas, leidžiantis ieškoti alternatyvų tiek kultūroje, tiek toje pačioje politinėje sferoje. Todėl galime pastebėti, kad ezoterizmas šiais laikais iš vienos pusės gali tarnauti ir kaip tam tikra išsilaisvinimo forma, bet tuo pačiu metu gali netgi būti priklausomas nuo pakankamai ir nacionalistinių ar diktatūrinių netgi režimų politikos ir būti patrauklus, ypatingai nepasitikint, kaip Buteris Henegrafas teigia, neoliberalistinė svajonė, neoliberalistinė ideologija ir tokiu atveju ieškoti tam tikrų kontrakultūrinių alternatyvų. Čia ezoterizmas yra išeitas. Kitas svarbus pastebėjimas tikriausiai yra tai, kad ezoterizmas turi tam tikrą ryšį su deviacijos reiškiniu, su deviacijos procesu. Ir būtent šis deviacijos motyvas yra patrauklus tiek kultūriniu požiūriu, tiek galbūt netgi marketinginiu požiūriu. Galime sakyti, kad tam tikra pagrindinė dominuojanti, parduodama srovė šioje vietoje yra būtent tam tikras nukrypimas nuo normos. Ir ezoterizmas, mano galva, šioje vietoje pateikia pakankamai tvirtus ramščius šioje vietoje, tvirtas alternatyvas ieškoti, tyrinėti ir konstruoti alternatyvias tradicijas. Kai dar paminėsiu, nes irgi antroji toji dalis buvo, ar galime kalbėti apie
kažkokias perdavos dalis ar ne, apie transmisijas iš kartos į kartą. Tai be abejonės tai irgi čia reikėtų remtis į tokius mokslininkų darbus, kurie analizuoja, kaip ezoterizmas yra konstruojamas kaip tradicija. Ir vėlgi, tas mano prieš tai minėtas momentas apie ezoterizmo studijas kaip vakarų ezoterizmo studijas yra būtent irgi susijęs su tos pačios ilgalaikės tradicijos konstravimu, kuri gali prasidėti nuo senovės Egipto, nuo Toto knygos skaitimo, nuo netgi Egipto mirusiųjų knygos. Čia galima į priekį pastatyti tam tikrus netgi perdavos mokytojus, kurie yra paimami iš mitologinių tam tikrų pasakojimų, iš hermetinių raštų, pavyzdžiui, Hermis Trismegistas dažnai yra laikomas vienu iš korifėjų ezoterizmo tyrimuose. Na ir tikrai, jeigu pažiūrėsime į tam tikras ritualinių ordinų veiklas ar atskirų individualių praktikų veiklas, tai panašus vakarų ezoterizmo konstrukciniai mechanizmai, interpretuojantis tradiciją būtent taip, gali būti ryškiai pastebimi kaip besikartojantis istorijoje ir perduodami iš kartos į kartą. Ačiū labai. Na, mes, kaip jau minėjau, dar kalbėsim apie lietuvišką ezoterizmą vėliau, bet dabar norėčiau paklausti docentės Loretos Poškaitės, nes jinai knygoje pristato labai įdomų atvejį, kalba apie Kinijos religijos daoizmo ignoravimą vakarų ezoterizmo studijose. Tai aš norėjau paklausti, kas jūsų požiūriu ir kaip formuoja tą ezoterizmo studijų kanoną ir kaip atsitiko, kad daoizmas buvo pamirštas? Aš kaip suprantu, klausimas, kas formuoja daoizmo ezoterizmo studijų kanoną ar ne, tu turi galvoj. Tai aš sakyčiau, kad jis nėra suformuotas ir nebuvo aiškiai suformuotas ir ko gero tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl jisai ilgą laiką nebuvo tyrinėjamas tiek pačioje Kinijoje, tiek ir vakaruose ir dar vis yra faktiškai beveik netyrinėjamas, nes galima rasti tik tai tam daoistinių knygų rinkinyje, vadinamame Dao lobyne, kurį sudaro daugiau negu 1500 veikalų. Tai ten alchemijai priskiriami veikalai, jie yra skirstomi į kaip ir tokias 3 dalis, tai vidinės alchemijos, išorinės ir trečia kategorija ir vidinės ir išorinės. Tai manyčiau, kad jau vien toks skirstimas irgi rodo tam tikrą tų ribų neapibrėžtumą, kur, tarkime, dalį galima priskirti ir tam. Tai sakau, iš esmės drįsčiau sakyti, kad toks griežtas kanonas jis nesusiklostė nei pačioje daoizmo tradicijoje, nei tada atitinkamai ir jo tyrimuose. O tai kaip atsitiko, kad vis dėlto jūsų tekstas atsidūrė šitoje studijoje ir jūs čia rašote apie daoizmo alchemiją kaip tokią vieną iš ezoterizmo traukos elementų. Tai kaip jūs paaiškintumėte tada tą trauką? Kokia yra ta alchemijos paslaptis, kurią pasitelkia ezoterikai? Paslaptis turbūt yra būtent tai, kas vyksta su žmonių adeptų kūnais, ta vadinama psichosomatinė transformacija ar energetinė ir, kitaip sakant, visą aprėpianti psichosomatinė transformacija, kuri, vakarų sinologija paprastai vardėjama kaip saviugda, nors dabar irgi, ką tik grįžau iš daoizmo tarptautinės konferencijos, tai jau daologai pradeda kvestionuoti tą žodį, ar teisinga tai, visą tą daoistinę praktiką vadinti saviugda. Nes iš tikrųjų tai kas vyksta su tais kūnais ir sąmonė ir su visais tais patirtim, daugeliu ypatingai
tiem, kurie klauso iš šalies, atrodo tikrai labai paslaptinga ir labai stabu ir tų įvairių galių išlaisvinimas, tokių, kur tikrai net negali įsivaizduoti, kad turi ir ten galima rasti aprašymų ir įvairiose knygose ten ir sugebėjimas skraidyti, ir sugebėjimas teleportuotis arba ten vienu metu būti keliose vietose ir paveikti žmonės per atstumą. Bet šalto, aišku, ir tam tikrų šviesų regėjimas ir laiko visai kitoks patyrimas. Tai tikrai man pačiai irgi teko klausyti dar ankstesnėje toje pačioje tarptautinėje daoizmo konferencijos Los Andžele. Ten kaip tik savo patirtis, būtent tos vadinamos saviugdos, daoistinės saviugdos pasakojo trys vakariečiai, vyrai, kurie kaip tik dabar mokinasi pas, ko gero, vienintelį, bene žymiausią daoizmo, būtent to Chongzhen, tai yra to uždaresnio daoizmo mokytojo Wang Liping, kuris yra bene pirmasis atvėręs tą daoizmo mokymą užsieniečiams, vakariečiams ypatingai, nes vakariečiai ilgą laiką tiesiog nebuvo prileidžiami. Tai jie taip ir pasakojo tą savo patirtis, apie savo tas trečiasias akis, kaip ten atsiveria ir visi tie šviesų regėjimai. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad klausant tokių pasakojimų, asmeniškai aš ir pati užsimaniau įgyti tam tikras galias, būtent tam tikras galias, tai tikrai nesistebiu. Jau nešnekant, aišku, apie tokius galbūt labiau praktinės patirtis, kas, ko gero, šiuo metu ypatingai vakaruose populiaru, tai jau tapo populiaru prieš kelis dešimtmečius, turiu galvoj seksualiniai santykiai, tas vadinamas miegamojo menas, kuris irgi yra toks labai slidus reikalas, nes jisai labai dažnai kaip ir neteisingai vadinamas daoistinė praktika, bet tai nėra grinai daoistinė praktika, nes ir patys daoistai nesutarė, vienos daoizmo mokyklos ją, reiškia, praktikavo, kitos labai griežtai smerkė ir sakė, kad ne, čia yra žemesnio lygio ir negalima praktikuoti, bet, turbūt nepaslaptis, daugeliu teko matyti daugybę knygų, sekso dao, meilės dao ir taip toliau, tai aš manau, kad čia yra vienas iš tų tokių jau, kuris turbūt ypatingai ir užkabino vakariečius, man susidaro toks vaizdas. Ačiū. Gal galite išjungti tą mikrofoną, čia kažkaip neveikia. Kaip matote, labai plačiai galime apimti įvairius ezoterizmo aspektus kalbant, bet pradėjome pokalbį nuo tokių ieškojimo erdvės ir lokacijos, kur tas ezoterizmas reiškiasi, kalbėjom apie rytus, vakarus, apie šiaurę ir pietus. Ir dabar pakalbėkime apie lietuvišką ezoterizmą. Tai norėčiau užduoti klausimą akademikui profesoriui Antanui Andrijauskui, kuris prieš keletą metų publikavo monografiją pavadinimu Teosofinės meno filosofijos idėjų atspindžiai Stabrausko ir Čiurlionio tapyboje, kurioje aptarė teosofijos vaidmenį vienam svarbiausių Lietuvos menininkų Mykolui Konstantinui Čiurlioniui. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs galėtumėte aptarti galbūt, kiek šis būtent Čiurlionio kūrybos dėmuo susijęs su teosofija buvo iki šiol tirtas, ar ne, ir kiek pats Čiurlionis reflektavo savo susidomėjimą teosofiją. Labas vakaras, aš pamėginsiu pradžioje keletą remarkų, įsijungdamas į tą bendrą procesą, kurį diskusija. Pirma, ką aš norėjau ypatingai pabrėžti, kada mes kalbame apie rytų ir vakarų ašį, kuri nepaprastai svarbi, tai nereikia užmiršti, kad tai pirmiausia siejasi su civilizacijos istorija, idėjų istorija, pagrindinių mąstymo tradicijų istorija. Ir tie eurocentristiniai prietarai, kur girdėjau kolega Veinorius,
kalbėjo, kad tai būdinga tik vakarams, tai yra eilinė nesąmonė, kuri daugybę metų yra plėtojama, nes jeigu mes pažvelgsime į skirtingas mąstymo tradicijas, netgi ne didžiasias mąstymo tradicijas, mes pamatysime, kad tie žinijos ieškojimo modeliai yra labai panašus. Dabar kitas labai svarbus klausimas. Ta ašis šiaurės ir pietų, jinai atsirado jau ne idėjų istorijos. Nors tam tikrą prasme ir civilizacijos istorijos plotmėj, ypatingai Franko sistemo teorijos tyrinėjimuose, bet tai buvo ekonominių ir socialinių procesų. Nulemta ir kuri turi visiškai kitokį pjūvį. Dabar dar viena nepaprastai svarbi pastaba, kurią mes irgi užmirštame, tai kodėl tampa nepaprastai aktuali ta problematika ezoterizmo su visais šitais nepažįstamais reiškiniais susiję. Pirmiausia, tai siejasi su postmodernizmo teorijos kriticizmu, postmodernistinės ideologijos, kuri atkreipė savo dėmesį į tai, kas buvo marginalijose ir periferijose ir padėjo tos dalykus ištraukinėti. Bet patį galingiausią postumį tiem procesams suteikė pastaraisiais metais nepaprastai intensyviai besiplėtojančias dirbtinio intelekto problemos. Ir čia iškyla daugybė visiškai nežinomų, nepažįstamų teritorijų, kurios ir skatina tos tyrinėjimus atsisukti į tradiciją ir pažiūrėti, kaip tas nepažįstamas pasaulis buvo tyrinėjimas. Tai, kas vyksta dabar dirbtinio intelekto sferoje, tai yra neįtikėtinai greiti, nepaprastai mislingi, visiškai nepažįstami dalykai. Visiškai neaišku, kaip elgsis tas dirbtinis intelektas, kuris žaibiškai gauna neregėtą galią įvairiuose srityse, kaip jisai elgsis, jeigu jisai pradės koncentruotis, jeigu sutriks tie mechanizmai, kaip jisai pradės elgtis, kaip jisai pradės žvelgti, pavyzdžiui, ar nepradės žvelgti į tą gyvą padarą žmogų, kuris laikė save aukštesnį už viešpačių, kaip į skruzdėlę, suprantat, ir kaip skruzdėlę trukdančią didžių idėjų įgyvendinimui. Jeigu šitie dirbtinio intelekto nepaprastai aukšto lygio įsivystymo mechanizmai pradės strikti, kaip mes galime garantuoti, koks bus santykis su tuo žmogiškųjų pasauliu. Čia atsiveria daugybė sudėtingiausių klausimų, kurie visuomet verčia atsisukti į tai, kas buvo anksčiau tradicija. Juk, pavyzdžiui, hieroglifinės zonas dėmesys, pavyzdžiui, orientalistikos istorijoje iki 20 amžiaus pradžios ir 20 amžiaus pradžioj dar visiškai viešpatavo indologinės studijos. Bet ką mes matome dabar, kad visiškai 10 kartų pradeda lenkti hieroglifinės zonos. Tai yra kinų, japonų, korėjiečių civilizacijų. O kodėl tai atsitinka? Todėl, kad atsiranda visiškai kitoks ne tekstinės kultūros formuotas pasaulio suvokimas, bet vizualinės vaizdinės struktūros. Ir žmonijos protas yra nepaprastai tingus. Ir jeigu surasti gali tą pasaulio pažinimo modelį tolimųjų rytų pasaulyje, kurios esmėje glūdi hieroglifas, hieroglifinė struktūra, tai yra vizualinė struktūra, tai aišku pradeda domėtis ir periminėti šitos modelius. Tai aš tiesiog iškeliu tas klausimus, nes nėra laiko plačiai kalbėti. Dabar aš grįžtu prie tai, ko jūs klausėte, nes man atrodo labai svarbu buvo pasakyti šitos, tiesiog štrichus nužymėti, kad mes suprastumėm iš tikrųjų, kad tai, kas darosi su ezoterizmo tyrinėjimais, daugybė centrų, daugybės darbų atsiradimų žaibiškai įvairiuose pasaulio kraštuose, kad tai niekada nėra atsitiktinis reiškinys ir kad tai nėra mada. Tai siejasi būtent su tais dalykais, apie kuriuos aš kalbu. Dabar tai, kas liečia teosofijos, o tai, ką aš mėginau šitoje knygoje. Ir galbūt dar kai kurios dalykus užvakar atidaviau milžinišką tomą, virš 630 puslapių, pirmą tomą skirtą Čiurlioniui. Tai vienas tas tomas daugiau negu visą tai, ką darė nuostabus tyrinėtojas Vytautas Landsbergis. Bet bus dar 2 tomai. Suprantat, ir juose bus daugiau galbūt plėtojami irgi tie dalykai. Tai impulsą šitiems tyrinėjimams man suteikė daugiau negu prieš 50 metų. Tai yra 2 labai svarbus žmonės.
Tai yra Asmusas ir kitas neįtikėtino proto intelekto, tai yra Bakhtinas, kurio ir vieno, ir kito likimo ironija, tai du aukščiausi pasaulinio lygio specialistai, bet abiejų gyvenimo linijos siejasi su Lietuva. Asmuso senelis ir prosenelis buvo Vilniaus universiteto profesorius, o Bakhtinas praleido gražiausius vaikystės metus Vilniuje. Ir mane labai stebino, kad, pavyzdžiui, man tai atrodė labai keistas ir visiškai nesuprantamas dalykas, kada abudu prisiminė tą patį neįtikėtiną Čiurlionio populiarumą po jo mirties. Kada 11-14, kada daugybė, jeigu nebūtų prasidėjęs pasaulinis karas, būtų daugybė monografijų atsiradę ir tai galbūt būtų vienas garsiausių pasaulyje menininkų. Bet likimas buvo tragiškas, karai, suirutės, paskui karo padėtis su Lenkija, stalinizmo baisus laikotarpis ir daugybė kitų dalykų. Tuot man atrodė, kad jų užuominos, tai, kas dabar aš suprantu, jau pražylęs visiškai beveik nukvakusio amžiaus būdamas, aš puikiai prisimenu daugybę dalykų, kurie buvo prieš 50 metų. Puikiai, kurie buvo svarbus ir ryškus. Ir dabar man tampa suprantama, kad jie sakė tiesą, tai, kas man buvo keistai atrodė. Ir jie abudu man akcentavo, nes tai Čiurlionio populiarėjimo metais, toj po jo mirties, įvairios ezoterinės ir teosofinės doktrinos buvo ne tik madingos, bet jos buvo kasdienio kultūrinio gyvenimo dalis. Ir ką be paliesime rusų erdvėje, jeigu, pavyzdžiui, modernizmo ideologiją jūs pasižiūrėsite, būtent ideologija ir estetika, tai jūs pamatysite, kad beveik visos didžiausios figūros buvo teosofijos paliestos, kurie buvo teosofiniuose rateliuose, bet mes tiesiog nuo tų žinių lauko buvome atskirti ir tie dalykai tiesiog, nežinomi buvo. Tai šitais dalykais aš pradėjau tie impulsai 69-70 metais. Ir tada išėjo Jadvygos Čiurlionytės knyga, aš pradėjau, nenorėdamas prarasti ryšių su Lietuva, padariau vieną didžiausią kvailystę, tai vieną aš paraleliai įstojau ir neakivaizdinių pradėjau studijuoti lietuvių kalbą, nes tai, kad aš trijose vietose, Maskvos universitete ir orientalizmą, ir psichologiją, ir filosofiją, stengiausi suspėti, nes labai liberalus. Tai atostogos, kada ilsėdavosi, aš tos kontrolinius kvailius darbus, morfologijos ir kitus rašiau. Bet kartu, nenorėdamas prarasti ryšių su Lietuva ir didžiulis darbus skirtus apie 100 puslapį skirtus Čiurlioniui. Ir atvykdavau periodiškai Kaune, kur aš gyvenau, dviejose vietose šeima gyveno, viena prie stoties, kita Mackevičiaus prie Žuko, tos mokyklos meno akademijos. Tai greta pasaulis toks mažas, greta buvo mūsų kaimynas, beveik greta motina artimai bendravo Petras Rimša. Tai yra vienas iš 3 kartu su Zmuidzinavičium, kurie kūrė visą tą Lietuvos dailininkų sąjungą ir visus kitus procesus. Kitos tetos kaimynas buvo Liudas Truikys, vėliau jis tapo meno mokyklos mokytoju. Ir rašydamas tą darbą aš periodiškai užsukdavau kur Kęstučio gatvėje gyveno pas Čiurlionio seserį Valeriją Čiurlionytę. Ir pradžioje, kol mane domino simboliai ir kitos problemos, pokalbiai buvo labai šilti. Bet tik kai aš užsimindavau apie teosofiją, kai tik užsimindavau apie orientalizmą, nes šia orientalizmo problematika neatsitiktinai, nes su šituo problemų lauku nuolatos ir siejasi tos žinijos pažinimas, jeigu galime tokią konstrukciją padaryti. Tai iš karto kildavo reakcija ir vėliau man tapo suprantama, kodėl. Todėl, kad viena iš Čiurlionio kaltinimo ir sunaikinimo priežasčių, tai ir buvo būtent ryšiai su teosofija, kurie figuravo ne tik labai talentingų rusų tyrinėtojų tekstuose, nes mano įsitikinimu tai, ką rašė Benoit ir Viačeslavas Ivanovas apie Čiurlionį, tai beveik niekas vėliau tokio lygio darbų nerašė, tai yra nuostabiausias. Jie beveik visi, Čiudovskis ir kiti, akcentavo šitos aspektus. Ir kai kurie ir puikus lietuvių tyrinėtojai. Ir todėl visiškai natūralu 50 metais, kada buvo svarstomas tas Čiurlionio kūrybinio palikimo, ar netgi sunaikinimo klausimas, tada nepaprastai
jautriai reagavo į tos procesus lietuviško intelektualinio elito atstovai, kurie apgynė, bet beveik visi prarado savo darbus. Ir aišku, Čiurlionytė Valerija puikiai tai žinojo. Ir kada aš su ją aiškindavausi ir kalbėdavausi apie tos klausimus, tai iš karto tik tu užsimindavai apie tai, būdavo normalus pokalbis, bet tarsi į minuotą lauką pakliūdavai. Taip pat užsidarydavo, taip pat kaip į sieną tu. Ir pradžioje man, kada pradėjau rašyti pirmus darbus Maskvoje, o tais daugiau kaip prieš 50 metų, man iš karto į akis krito vienas labai keistas dalykas. Kad, pavyzdžiui, ankstyvuose jo darbuose pilna aliuzijų apie tai, ką jisai mato, apie muzikos kūrinius, vaizduojamą dailę, dailininkus. Nuo 6 metų, kada jisai pradeda daryti genialius dalykus sonatiniam periodui, muzikos, poezijai, literatūrai, fantastiniai dalykai, tai jeigu išversti jo tekstus į įvairias kalbas, tai kaip Nyčės skrajojančias frazės visą tai atrodytų. Tai šitie visi dalykai, jie praktiškai buvo nežinomi rusiškos erdvės žmonėms. Ir kadangi aš Maskvoje mėgindavau truputėlį knygoms ir plokštelėms susidirbti pinigų, skaityti daug paskaitų ir apie Čiurlionį, tai labai dažnai būtent dėl šios problemos ir klausdavo, kodėl išgirdę tam tikras frazės, jo tam tikras mintis, prašydavo sutikrinti lietuviškose šaltiniuose ir lietuviškose tekstuose, kurie paskelbti buvo Čiurlionytės. Bet ir čia ir susiduri su pačiu įdomiausiu fenomenu, kad nuo 6 metų jūs nesurasite nei vienos pavardės ir nei vienos nuorodos, kurios visiškai akivaizdžios netgi apie Nyčę. Bet vienas, kuris visiškai neseniai paskelbtas nežinomas laiškas, parodo labai paprastą frazę, kuris su didžiausia pagarba kreipėsi į Friedrichą Nyčę, kuris yra jam tarsi dvasinis vinys. Tai jau tada man kilo įtarimas, ir kurį aš mėginu ir savo knygose ir tyrinėjimuose parodyti, kad visa tai, kas siejasi su antru svarbiausiu dalyku, kas visiškai akivaizdu irgi su orientalizmu jo susiję, su teosofiniam ir kitokiam idėjom, su ypatingai Schopenhauerio, netgi Nyčės, kuris labai stipri įtaka yra jo, Bodlero ir kitų, nei vienos tos pavardės tu neaptinki. Ir aš manau, kad pagrindinis atsakymas ir mislė slypėjo tame, kad 60 metais leisdama tos Čiurlionio raštus, jinai vis dėlto bijodama ir jausdama to spaudimo, kuris dar iki 58 metų, 57 metų būdama, visus laiškus iškastravo. Ir aš daugybę metų sėdėjau, daug kalbėjau su, tyrinėjau Čiurlionio artimuosius. Aš pasiryžau tą knygą tik po daugelio dešimtmečių, nedrįsau skelbti, kol neturėjau liudijimų, patikimų dalykų. Ir suradau 8 faktus, pavyzdžiui, tik perleista Čiurlionio korespondencija ir tenai parašyta absoliuti nesąmonė, kad čia leidžiame visus Čiurlionio laiškus ir visus Čiurlionio tekstus, kurie iš tikrųjų yra. Aš suradau 8 atvejus dokumentuotus, kur aiškiai parodoma, kas žuvo, kad nepilni, kad yra kastruoti. Ir aš absoliučiai įsitikinęs, kad kada klausinėdavau ir artimuosius ir kitus, kad 2008, dar 2 dešimtmečius prieš paskelbent, kada pradėjo tos tekstus jau normaliai formuoti, jinai neabejotinai atliko sesuo, kurie Valerija, kuri leido tos raštus, labai detalaus kastravimo procedūras. Ir man dar tai paliudija daugybę faktų, kuriuos aš mėginu išdėstyti ir knygose, ir artimųjų liudijimuose, bet pavyzdžiui ir liudijimuose daugybės atsitiktinių faktų. Pavyzdžiui, kada vienas ir kitas žmogus netikėtai paskelbė šaltinius ir, pavyzdžiui, viena pirmųjų jo simpatijų Valerija Markevič, kada jau vėlyvo gyvenimo periodo susitinka ir nuvyksta tie, kurie tyrinėtojai lietuviai į Lenkiją, tai jinai pasakojo, kad pas ją buvo daugybė laiškų padovanotų, paveikslų, kurių iš tikrųjų buvo, ir kad visa tai yra išnykę. Dabar tai, kas liečia Sabrausko, pavyzdžiui, liniją. Jeigu mes, pavyzdžiui, daugybę laiškų aptinkame jo kitų artimiausių draugų,
pavyzdžiui, Moravskio, kuris jo kaip dvasinis binys labai. Tai labai keista atrodo, kodėl nėra kitam labai artimam lietuviškos kilmės mokytojai Stabrauskui. Tai aš padėdamas komplektuoti kolekcijas, čia yra Valiūno, puikus kolekcionierius, kurie advokatų kontora. Tai pasirodo, jisai, kada prieš maždaug 8 ar 10 metų supirkinėjo Stabrausko paveikslus, išlindo informacija iš dilerių, kad Stabrausko šeimoje saugomi Čiurlionio laiškai. Bet pats įdomiausias dalykas, kad daugelio netgi pačių elementariausių ieškojimo procedūrų mūsų tyrinėtojai taip ir neatliko. Iki šiol, kada tu pradedi žiūrėti, tiesiog apstulpsi. Bet atsikasi ir kitos labai įdomios istorijos, kurios lietė labai iškilės, pavyzdžiui, Zmuizinavičio asmenybės. Su juo susijęja 3 nepaprastai svarbus Čiurlionio laiškų ir dokumentų dingimo faktai. Pirmas kartas, kada po Čiurlionio mirties jisai kaip sąjungos pirmininkas atvyksta ir paima visus dokumentus, kurie motyvuodamas to, kad bus rašoma monografija ir kiti dalykai bus daromi, tie laiškai paskui dingsta. Bet, pavyzdžiui, Zmuizinavičiaus tekstuose, kada skaitai atsiminimus apie Čiurlionį, visiškai kitokiam gyvus čiurlioniškus stilium, tu skaitai, kaip jisai aprašo kelionę, pavyzdžiui, laivą 3 Čiurlionio brolių nuo Druskininkų iki Kauno laivelių. Antras atvejis yra susijęs su Petru Rimša. Čiurlionis niekada nemėgo aiškinti savo paveikslų, bet vis dėlto Šliūpas ir kauniečiai, kada Kaune buvo paroda, privertė jį, tiesiog prispaudė, pasakė, kad reikia tą padaryti. Ir jisai parašė ne tik apie savo darbus, bet ir savo meno supratimą, nepaprastai svarbius, kaip ir kitus dienoraščius. Rimša pasibaigus, kadangi Čiurlionis baigėsi tą parodą ir atidavė Rimšai, o Rimša perdavė Zmuizinavičiui. Ir šitie nepaprastai svarbus dokumentai dingo. Trečias nepaprastai svarbus dalykas. Tai 50 metais, kada Valerija Čiurlionytė bijojo, kad gali padaryti kratą ir jos namuose, nes tada jau labai sudėtinga situacija buvo, ir gali padaryti muziejuje, kurie dirbo Čiurlionėje. Jinai vėlgi priešais gyvenusiam Zmuizinavičiui perdavė tuos dokumentus, kuriuos ir laiškus, ir kurie vėl eilinį kartą dingo. Ir paskui abidvi seserys Čiurlionytės labai gailėjosi, nes nežinau, ar jūs žino tą faktą, kad Zmuizinavičius buvo Šaulių sąjungos pirmininkas. Suprantat, Šaulių sąjungos, kur kaip rašo viena Čiurlionytė kitai, kur netgi eiliniai buvo sušaudyti daugybė. O jisai ne tik įsaugoja butą, pačioj prestižiškiausiai Kauno vietoje, bet ir dar išplėtė ir muziejų. Tai čia kilo labai daug sudėtingų minčių. Ir kada pradedi nagrinėti, analizuoti tos reiškinius, labai daugelis linijų būtent siejasi ir laiškuose, tose, kurių mes neprieiname ir kurie kopiruoti ir pavardžių, būtent su teosofiniais motyvais, kurie kartu su Nyčė, turbūt jai, kiek aš kalbėdavau, atrodė patys pavojingiausi. Nes Nyčė tada pokario metais, kaip turbūt jūs žinote, falsifikuotas, buvo siejamas su fašizmo ideologija ir todėl visą tai, kas galėjo sieti su juo, nieko nerandame tuose tekstuose ir laiškuose, kaip ir daugybės kitų. Jokių, jūs pažiūrėkite tuos šaltinius, suprantate. Ir tada tu pradedi suprasti ir kitą dalyką, kad mėgindami apsaugoti Čiurlionį, sukuria legendą apie tai, kad jisai oficialiai atsiriboja, kad yra jo laiškai ir kad jisai oficialiai nuo teosofinio sąjūdžio. Bet jokios dokumentacijos to patvirtinimui nėra. Tai kada pradedi kritiškai analizuoti visą istoriografiją, kuri susijusi būtent su teosofiniais ir ypatingai orientalistiniais, nes kada aš užsimindavau, pavyzdžiui, Valerijai Čiurlionytei apie orientalizmą, tai jos reakcija lygiai tokia pati buvo kaip ir į teosofiją, nes taip pat siejasi su ezoterizmo tendencijomis. Galima būtų labai daug apie tuos dalykus kalbėti, bet aš noriu tik tai tiek pasakyti, kad Čiurlionio gyvenime, Čiurlionio kūryboje ir ne tik jo
nes ir greta ir kitų labai svarbių, pavyzdžiui, kaip Vydūno, jo aplinkos, dalies Rericho ratelio, kurie Kauno intelektualų, šitas ezoterinės tendencijos buvo nepaprastai gyvos. Tik tai gaila, kad jokio sistemingesnio tyrinėjimo mūsųse nebuvo. Ir šiuo atžvilgiu aš norėčiau pasakyti, kad nereikėtų lietuviams kompleksuoti, nes daugelį humanistikos ryčių iš tikrųjų mes nebuvome jau tokie pėsti, kaip kartais ir atrodo. Ir dabar egzistencializmui, kai tikot Nagliui laišką vakar rašiau, baigiu rengti knygą. Taigi, jeigu pažiūrė, taigi vienas pirmųjų Heideggeris skirtų disertacijų, taigi kur atsirado. Suprantat, šitoje mažytėje vos 20 metų pragyvenusioje laisvoje Lietuvoje. Suprantat, kur to nepriklausomybės tarpsi. Taigi, aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad reikėtų drąsiau žvelgti į supantį pasaulį, nebijoti kritiškiau analizuoti vienokius ar kitokius reiškinius ir kuo mažiau vadovautis stereotipais, ypatingai, kad viena tauta, kultūra, civilizacinė erdvė kažkokiu aspektu yra nepilnavertiška. Nes netgi tai, ką mes vadiname Afrikos ir kitokiomis tautomis, labai negausiomis, kur mes mažą tą įsivystymo lygį, mes aptinkame daugybę sudėtingiausių mąstymo modelių, daugybę sudėtingiausių santykių įsupantį pasaulį, kurie lygiai tokie pat verti, lygiai tokio pat rimto tyrinėjimo, kaip ir didžiulės civilizacinės erdvės, kurias mes labai dažnai sureikšminam. Ačiū. Čiurlionio santykį su teosofija ir jo artimųjų santykį su teosofija. Aš noriu tikėti, kad tai galima rasti turbūt jūsų naujausiai knygoje, šitus visus faktus galima su jais susipažinti detaliau. Na, mūsų laikas iš tikrųjų senka ir kaip ir žadėjau pradžioje, mes norėtume pasikalbėti ir su auditorija ir galbūt yra kokių nors klausimų ar pastebėjimų ir pačio auditorijai. O taip pat, kadangi taip pat minėjau, kad auditorijoje yra ir autorių, kurie nebuvo pakviesti į šitą garbingą, prie šito garbingo stalo diskutuoti nuo pat pradžių, bet matyti, vėlgi vizija buvo kitokia renginio, bet labai kviečiu iš tikrųjų, jeigu turėtumėt kuo pasidalinti, tai matau ir Naglį, ir Aušrą matau, ir Iną, kurie taip pat prisidėjo prie šitos knygos rengimo. Na ir taip pat kreipiuosi į visą auditoriją. Jeigu turėtumėt klausimų, tai pasiruoškite. O dabar matau, kad Naglis kelia ranką, tai prašau, Naglį tada. Tai visų pirma, labai noriu padėkoti akademikui Audriui Beinoriui už patį sumanimą, nes jis tikrai labai yra gerai atspindintis mūsų humanitarinės kultūros padėtį ir tai, ko reikia mūsų humanitarinė kultūrai. Tai būtent tokio šviežesnio mąstymo, stereotipų laužymo, nes tas visas kultūros reiškinių vadinamų ezoterizmų kompleksas buvo labai stigmatizuotas ir marginalizuotas. Aš jau nekalbu apie tai, kad turime tuos eurocentrinius prietarus, tą įsitikinimą, kad kitos kultūros, kitos civilizacijos neturėjo tokio reiškinio kaip ezoterizmas, tik vakarai turėjo, tai čia yra viena grupė problemų susijusių su išskirtinumo, tam tikro kultūrinio civilizacinio regiono išskirtinumo kitų atžvilgių, tokių postulavimų, bet dar kitas yra momentas, kuris irgi turėtų būti reflektuotas ir atitinkami stereotipai laužomi. Tai būtent įsitikinimas, kad rimti mąstytojai, rimti filosofai, rimti mokslininkai apskritai neturėtų kišti nagų prie šitų reiškinių ir tarsi suponuojama, kad jeigu tu tyri, tai tu tai praktikuoji, tu kultivuoji. Ir dar čia tos sąsajos tarp ezoterizmo ir okultizmo, raganavimo ir taip toliau, tai žodžiu, mes jeigu čia kažką tyriame, tai mes čia raganaujame. Tai
čia tik vienas pavyzdys tam tikro lauko, kuris yra dėl paties jo turinio stigmatizuojamas ir marginalizuojamas. Tai dėl to, bet štai ši knyga, jinai kaip tik ir pralaužė ledus ir galbūt ir kažkokiom kitom problemom, temom, kažkokiam teminiam laukam, kurie panašiai stigmatizuoti, irgi reikėtų panašių studijų, panašių mokslo darbų. Tai aš būtent tokia įsilaisvinimo prasme manau, kad yra labai reikšmingas darbas. Ir pirmą kartą Lietuvos mokslo istorijoje sutelkė tiek daug skirtingų krypčių tyrinėtojų ir kultūrologų, ir menotyrininkų, filosofų. Ir kas man yra dar labai svarbu, kalbant apie šitą knygą kaip projektą, tai atsižvelgiant į mūsų laikus, tai gyvename ne tik laikais, kai domimasi tuo, kas yra neįprasta, tuo, kas žmogų atskiria nuo minios, tuo paslaptingu pasauliu arba kažkuo, kas žmogų iš minios išskiria. Bet kitas yra dar momentas, gyvename požiūrių polarizacijos laikais, ypač dėl socialinių medijų įsivyravimo, dėl virtualybės įsiviešpatavimo, žmonės linksta užsidaryti burbuluose. Tai va štai, kalbant apie ezoterizmą, jis irgi susijęs su tam tikrom demarkacinėm linijom. Su elito, neelito, atstumtųjų, neatstumtųjų ir kitom panašiom skirtim. Aš jau nekalbu apie skirtį tarp rytų ir vakarų, tarp šiaurės ir pietų, kažkokio tariamai rimto ar iš tiesų rimto akademinio mokslo ir tariamai nerimto ar iš tiesų nerimto. Tai dėl to mes, kai apmastome šito fenomeno esmę, labai galime lengvai susijęti šito fenomeno tam tikrus aspektus su tuo, kas vyksta mūsų viešojoje ir privačioje erdvėje, su tuo tokiu žmonių bandymu distancijuotis, susiskirstyti į grupės ir polarizuotis ir oponuoti vieniem prieš kitus, vieniem kitų atžvilgių. Ir tiesiog aš dar keletą tokių norėdamas minčių pasakyti, atkreipčiau kaip į labai svarbų dalyką, būtent prieigų įvairovę, ir ne tik ta prasme, kad knygoje reflektuojami kai kuriuose straipsniuose ir daugelį iš jų, būtent pati ezoterizmo tyrinėjimų istorija. Tai čia, sakytume, mes kalbame apie tai, ką Adas vadina ezoterizmo kaip fenomeno, kaip tradicijos konstravimu. Tai mes tą tradiciją reflektuojame, bet kita vertus, mes bandome pasižiūrėti ir anapus tradicijos, būtent egzoteriškai, patį ezoterizmą galime žiūrėti ir ezoteriškai, ir egzoteriškai. Ezoteriškai tai būtent iš tų tradicijų vidaus, bandant jas ištirti, empiriškai reflektuoti, bet kitas svarbus požiūrio kampas tai pasižiūrėti iš tokio nesuinteresuoto stebėtojo perspektyvos, kai tu nemanai, kad tu labai prijauti tiem dalykam, bet tu manai, kad gali, pažiūrėti, filosofiškai pasižiūrėti anapus tradicijos, anapus konstravimo ir tada matai, kiek tu veriasi įvairių perspektyvų ir pats tas reiškinys, jis ne vienalytis. Mes turime ne tik ezoterizmo variantų susijusius su atskirom kultūrom, pažiūrėjau, egiptietiškas ar mesopotamiškas, persiškas ar graikiškas ar dar koks kitoks renesanso laikų, bet tai, ką aš, pavyzdžiui, savo straipsnį vardiju kaip ezoterizmą A ir ezoterizmą B, kai pavyzdžiui, gali tam tikri fenomenai dėl jų tokio savaminio sunkumo, sudėtingumo, jie gali tas ribas tarp žmonių brėžti, tų, kurie įkerta tuos dalykus ir tų, kurie neįkerta. O kitas dalykas yra tam tikras kodas, kuris, sakytume, apriboja prieigą prie tam tikro tipo žinijos, kai grupė, kuri disponuoja tam tikrom žiniom, uždėjusi tam tikrą filtrą, tam tikrą kodą, kitų neprisileidžia. Ir tada mes irgi matome, kad kita labai įdomi skirtis yra ezoterizmas kaip tam tikras atmestųjų žinojimas, kaip atmestasis atmestųjų, marginalų kažkokių, kabutėse. O kita vertus, ezoterizmas kaip elito
tų, kurie kitus būtent marginalizuoja. Tai būtent, kai mes brėžiame tą demarkacinę liniją, tą skirtį, tai tada irgi dar turime atskirti, kas čia yra marginalizavimo objektas. Ar marginalizuoja kitus tie, kurie yra tie, kurie tą žinojimą steigia, kurie jam atstovauja, ar tie, kurie jam atstovauja, kurie jį kultivuoja patys, yra marginalizuoti kitų, kurie yra to normalumo, tariamo ar tikro normalumo pozicijoje. Tai tada čia tas irgi labai įdomus santykis tarp paraštės ir centro, tarp elito, ne elito, ar tai yra atmestasis mokymas, ar tai yra atmetantis kitus, kurie to standarto kažkokio netitinka. Tai čia tik tai tokia dar papildoma skirtis, o tų skirčių gali būti daug ir esminis dalykas tai yra daugelypumas to fenomeno ir dėl to būtent filosofinis mąstymas, kuris remiasi tom šiuolaikiniam postmoderniom galbūt strategijom ar kitom klasikiniam mąstymo klasifikavimo strategijom leidžia tą būtent daugelypumą fenomeno parodyti, nors mes vartojame tos terminus ezoterizmas, ezoterinis, egzoterinis ir visokius kitokius, o yra dar daugybė kitų priegų, kurios leidžia labai įdomiai tą fenomeną aptarti. Tai dėl to jau toks būtų paskutinis akcentas ir tai yra knygos stiprybė. To, kas pavadinta mokslo studija, bet čia yra mokslo studijų rinkinys, greičiau sakyčiau, rimta knyga, kur yra mokslo studijų rinktinė. Tai jos stiprybė ta, kad pasižiūrime į ezoterizmą iš įvairių kultūrinių, civilizacinių tradicijų vidaus, iš tradicijos vidaus tradicionalistiškai, bandant rekonstruoti tuos mokymus ir parodyti jų ryšį su šiuolaikybė. Bet kita vertus, taip tarsi egzoteriškai, bet irgi aukštų lygių pasižiūrėti, kaip įmanoma jį mąstyti, vėlgi be to kažkokio apynasrio, be to filtro, kurį uždeda patys ezoterikai, patys okultistai arba tie tyrinėtojai, kurie tą istoriją rašo, nes čia Vatado tekste parodyta, kiek yra tų įvairių tyrimo pakopų ir tų etapų, ezoterizmo tyrimų ir kitos paradigmos keitėsi, bet jos, sakytume, vėlgi yra ezoteriškos tradicinės ta prasme, kad jos atstovauja normą. Jos atitinka kažkokią vakarietišką ezoterizmo tyrimų normą, bet mes galime pasižiūrėti ir iš lietuviškos perspektyvos ir savaip, ir kritiškai, ir tų autoritetų požiūrių neprisilaikydami. Tai vėlgi galime ir ezoteriškai, ir egzoteriškai tyrinėti. Tai tada apibendrinamas galiu sakyti, kad tai yra labai vertingas tekstų rinkinys. Aišku, čia kalba apie kitus, ne apie save, tiesiog apskritai. Ir kad pralaužia ledus ir kad mes iš tiesų gyvename laikais, kur pati ta akademinė sritis darosi nesaugi dėl to, kad tam tikras dominavimas įsiviešpatavo, tam tikras naujasis normatyvumas ir bandymas pastatyti į vietą kitų, kurie tam tikros normos netitinka. Tai čia aš jau kalbu ne tik apie tuos kultūrinius karus, bet ir šitą akademinio normalumo, akademinio kažkokio nenormalumo, transgresiškumo, deviacijos prasme. Tai reikia kažkaip įveikti šitą stigmatizaciją, šitą marginalizacija, tai tokia galbūt sociologinė prasme ar metodologinė prasme irgi labai svarbus darbas, ne tik to konkretaus turinio išnagrinėjimo prasme, bet tokia metodologinė prasme, sociologinė metodologinė prasme labai svarbus darbas. Tai tiek būtų. Pristatyti, kad kalbėjo Vilniaus universiteto filosofijos profesorius Naglis Kardelis. O taip pat norėčiau paprašyti, kad jeigu turėtumėt klausimų, tai kažkaip kilstelkit ranką, aš galbūt pamatysiu ir pakviesiu jūs pasakyti kažką, pastebėjimus kažkokius ar klausimą užduoti. Tai taip, dabar tai žinau, kad Audrius norėjo dar pridurti, tai prašau, kadangi klausimų nematau auditorijoje, tai Audriu. Noriu tokią papildyti galbūt ar sureaguoti tai, ką labai gražiai kalbėjo Naglis. Aš kalbu apie tokį
viena vertus apie dar mūsų akademinė visuomenėje esančias fobijas, kurias Naglis paminėjo, man ir pačiam rengiant jau pirmą konferenciją, dabar mes jau 2 turim konferencijas, Kaune buvo pernai. Tai rengiant pirmą konferenciją ir rengiant šį leidinį teko girdėti įvairių komentarų iš akademinių bendruomenės akademinės narių ir gana pašaipių, ir gana tokių nustebusių veidų matyti, ar gali rimtas mokslininkas užsiimti tokiom, nesąmonėm, atvirai tariant. Tai va, tai šita pastaba yra teisinga. Mūsų dar kultūroje tvyrančios tos baimės ir siauras suvokimas. Kita vertus, aš irgi norėčiau pritarti tai, ką minėjo profesorius Antanas. Taip, postmodernizmo vaidmuo yra milžiniškas, atveriant pakraščius tai, kas buvo tarsi įstumta, ignoruota. Tačiau yra dar kitas dalykas, yra socialinė tikrovė. Ir šiaip mokslininkas, nuoseklus mokslininkas turėtų būti atviras ne vien tik tai doktrinom, koncepcijom, bet ir tikroviai. Aš manau, kad čia Milda tavo religijos sociologijos laukas. Ir iš tiesų pažiūrėjai mūsų visuomenės religingumą, aš jokių būdų neredukuoju viso ezoterizmo, visų doktrinų, koncepcijų vien tik tai religingumo lauką. Bet jeigu pažiūrėsime kad ir mūsų visuomenę, mes tikrai galime pasakyti, kad įvairios iš ezoterinių doktrinų atėjusios idėjos, jos labai giliai įsismelkusios į mūsų visuomenės kasdienį gyvenimą. Aš kalbu apie tą ir naujojo amžiaus religingumą, apie populiarų religingumą, galų gale apie visą šiuolaikinę populiariąją kultūrą, vizualinę kultūrą, meno įvairias formas, kurios tiesiog giliausiai yra persmelktos įvairių ezoterinių vaizdinių, simbolių, reikšmių, prasmių ir taip toliau. Taigi neišvengiamai mokslininkas, kuris tyrinėjo esamybę, mūsų kultūrą, turi atvirai žvelgti ir į tuos procesus. O galų gale ne vienas mokslininkas yra pripažinęs ir vakaruose, kad modernus religingumas didelė dalimi yra suformuotas įvairių teosofinių idėjų ir vaizdinių. Taigi, nors šitoje knygoje mes stokojame antropologinio, tai yra nestokojame, visai nėra antropologinių tyrimų, bet manau, kad ateičiai tai gauna ypatingą reikšmę, būtent empiriniai tyrimai, kurie būtų nukreipti į tai, kas yra dabar čia, ką mes turime, kokius vaizdinius, kokias praktikas, kokių religinių idėjų, mišinius susijusių su ezoteriniais vaizdiniais mes turime ir dabartinėje mūsų kultūroje. Ačiū labai. Aš nematau norinčių daugiau pasisakyti, tai gal tada tiesiog noriu šiek tiek irgi reflektuoti tai, kas buvo šiandien pasakyta. Ir iš tiesų tas, kolegos knygą pristatinėjame ir kalbam apie ją Lietuvos mokslo akademijoje. Tai jau turbūt apie marginalizaciją, ezoterizmo studijų galime galbūt kelti klausimus, bet galim tuo pačiu ir pasidžiaugti turbūt, ar ne, kad štai ezoterizmo studijos atrado vietą šitoje būtent erdvėje ir čia galima apie tai kalbėti. Ir tarp kalbėjusiųjų galima buvo irgi išgirsti apie ateities planus. Manau, kad mes neužilgo išgirsim daugiau apie žmonių, kurie čia dirbo prie šitos knygos ir jų kažkokias tai ateities vizijas ir galbūt ryškesnį ezoterizmo studijų, ryškesnę raišką Lietuvos akademijoje. O kiek žinau, knygą jau galima įsigyti akademinių knygų knygynuose. Taip pat žinau, kad knygos pristatymas vyks ir knygų mugėje. O turbūt dabar jau yra metas padėkoti dar kartą už tai, kad knygą pristatėme būtent čia, šitoje erdvėje, kad šitas pristatymas įvyktų, prisidėjo Lietuvos mokslo akademijos humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius. Ir norėčiau taip, prašau. Jums ir visai jūsų komandai. Taip.
Tai ačiū labai. Taigi, kitas organizatorius buvo Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto Azijos ir transkultūrinių studijų institutas, kurį šiandien atstovavo profesorius Audrius Beinorius ir docentė Loreta Poškaitė. Tai dar kartą primenu, kad diskusijoje dalyvavo Vilniaus universiteto docentė Loreta Poškaitė, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas Adas Diržys, Lietuvos kultūros tyrimų instituto akademikas profesorius habilituotas daktaras Antanas Adrijauskas ir Vilniaus universiteto profesorius Audrius Beinorius. Renginį moderavau aš, Milda Ališauskienė. Ačiū Jums visiems labai už malonų laiką kartu. Aš dar noriu tokią trumpą informaciją pasakyti, pasidalinti. Tiesiog galime pasidžiaugti, kad visai neseniai pradėję akademinius šito reiškinio tyrimus, mes pagaliau galime pasidžiaugti, kad turime ką tik įkurtą prie Lietuvos religijotyrininkų draugijos Lietuvos ezoterinių studijų arba tyrimų grupę, kaip akademinį padalinį, kuris būrė, tikrai kiek sunku pasakyti tiksliai, apie 30 netgi mokslininkų įvairių sričių, ir tai yra labai geras ženklas, bylojantis, kad tikrai Lietuvoje akademiniai ezoterizmo tyrimai nesustos, bus judama į priekį, įvykusios 2 konferencijos, planuojama jau 3 konferencija ir galvojama yra apie kitus leidinius, tai kad ši vaga pradėta visų mūsų kartu su kolegomis, manau, kad bus jinai tęsiama. Taigi, sekite informaciją, bet šiame kontekste noriu tik pajuokauti, jog turėjome nemažai vargo su visais knygų tinklais Lietuvoje. Kai prasidėjo šios knygos, suprantate turbūt, taip, kai prasidėjo šios knygos platinimas, visi tinklai šią knygą įrašė arba priskyrė prie populiaraus dvasingumo, ezoterizmo, savigydos ir visų kitų, reiškia, bet tik jokių būdų ne prie mokslo, bet tai irgi labai svarbus indikatorius, kad žodis ezoterizmas nesvarbu, kad tai yra akademinė studija, pats žodis jau savaime suponuoja štai šitas asociacijas ir žmonės dirbantis knygynuose net nesivargina atsiversti ir pažiūrėti, iškart deda prie alternatyvaus dvasingumo lentynėlių.